Gerą dieną. Sveiki. Senai bekalbėjom, tai... Pasigėdote turbūt? Tai pasigėda, ypač tavęs. Manęs pasigėdo. Turi tų gerbėjų, tavęs labai pasigėda. Nejaučiu, prieš rinkimus daugiau pakalbėjau. Tai va, bet dabar kodėl buvom dingę? Taigi tu prieš rinkimus vis tiek daug laiko skiri tiem rinkimam ir važinėjais, tai tau namie darbų daug susikaupė, nes tu, kaip sakant, ne kaip sakant, bet esi ūkininkas. Tai va, ir kitiem žmonėm tu viskas pirmą vadėjom tas iniciatyvą į rinkimus, o mūsų darbų tai nieks nenudirb. Tai va, taip ir buvom dingę. Bet tai vis tiek... Atsiprašom. Iš tikrųjų labai dėkojam, kurie už mus balsavo, kuris atidavė balsus. Vis tiek nepadėkojam, labai negražiai pasielgim. Kaip nepadėkojam? Nes ilgą laiką nebuvom išėję. Tai dabar dėkoju visiems, aš irgi dėkojam visiems rinkėjim, kurie balsavo už sąrašą, tai yra 5 numerį. Ir už mūsų, kur reitingavo. Taip. Nes tokių žmonių buvo, atsirado, vis tik tai. Ten netgi virš 800 palimanių. Tu neatsimeni kiek ten. Na, tai tikriausiai. Kažkur. Tai vis tiek, aš skaitau, kad žmonės, vis tiek bent tas 800 žmonių, tai mumis reiškia palaik. Taip. Tai va. O dar žiūrinti tai, kad tie rinkimai ten neaiškiai vyka irgi, gal ir kitaip ten viskas dar buvo, Nes vis tiek yra tie stebėtojų ta surinkta informacija, tie visi pažeidimai, tai, kelia rimtų abejonių, turim pripažinti, kad kelia rimtų abejonių. Ne, tai ten, žinai, Vilmantai, aš, pavyzdžiui, ačiū iš tikrųjų, labai patiko, kad tikrai nesigailiu, kad dalyvavau, nes tokius patirtys, tokius... Tai nebereikala prišneki, nepyksta manęs. Nepykstu, nes man, kaip aš tau Vilmantai sakiau, man prieš 12 metų kažkaip buvo toks apreiškimas, kad eisiu į politiką, žinai. Tai čia, aš visi gal supratau, kad eisiu, žinai, bet iš tikrųjų pabandysiu eiti į rinkimus, aš tikrai nesitikėjau. Tik tai prieš kelis mėnesius, prieš rinkimus supratau, kad aš eitų į politiką, žinai. Į rinkimus, ne į politiką, bet paprasčiausiai į tą. Tai buvo kažkaip net nebuvau, net nesapnavau, kad galėsiu tai padaryti, žinai. Tai irgi labai geros patirtys, labai žmonės pamačiau, labai daug įvairių žmonių pamačiau. Super, žinai, iš tikrųjų tai nesigailiu nei biskį. Ne, tai kiekviena patirtis gyvenime yra pamoka, tai kai sakant, gyvenam ir mokinamės, tai yra gerai. Aš paprasčiausiai tik tai čia dar tas mintis palaikiau iš tą tiesą, žinai, tą tokią. Taip, tai būtent todėl net, kaip ne žmonės, bet tą pačią idėją, tą pačią programą, tą visą, nes mes taip pat galvojam, tai todėl ir palaikom, nes mes jeigu galvotumėm kitaip, mes nepalaikytumėm. Aišku, ten yra kažkokius, visi žmonės yra skirtingi, kažkokių ten skirtumų gal yra tarp mūsų tenai, bet tai pagrindinis tas reikalas, kad susigrąžinti valstybę, tai aš irgi daug metų puoselėjau tą idėją. Tai tos idėjas ir siekiam. Tik tiek, kad pamatėm, kad nedaug žmonėm netiko ta idėja, žinai. Tai vis tiek didelį įtaką darė tie žmonės, kai kurie, kaip ten didvyrių buvo pavadinę ten. Daug žmonių vis tiek atsižvelgia ir į tuos dalykus. Iš tikrųjų, tai reiktų ir didvyrį, tai jau pasveikyti, tiek su garbinga antra vieta. Tai ką? Tikrai, čia šaunu. Viską darė. Vaidą Lekstutį. Vaidą reiktų pasveikyti ir Kelertą. Ir Kelertą. Vygantą. Kelertą. Jo, dar iš Danielių. Danielius tai Lemoną geriausiai. Nesityčiuk iš vardų, viskas tvarkoj, žinai. Ne, tai čia nesityčiu, jums yra tokia pasaka. Bet žinai, tai iš tikrųjų juos reiktų pasveikyti. Sveikinam, Vaidai, viską darėjai teisingai, kad tik tai nepavyko pirmą vietą paimti. Bet antrą paėmė. Antrą paėmė. Su visais klastojimais, visko antrą išėjo vis tiek. Esmė, jeigu būtų pavykę, kad būtų netėjo, jeigu 50
procentų, kaip per praeitus Seimo rinkimus, kem 7 buvo procentai, tai būtų turbūt pirmą vietą paėmė konservatoriai be problemų. Nu jo, daug ką sudaro tas žmonių dalyvavimas. Kiti vis tiek bando varyti tą idėją, kad neiti tos rinkimus, kaip Landsbergis sako, neikit ir nebalsuokit. Tai būtent dėl to tas Landsbergis taip ir sako, kad neikit ir nebalsuokit. Ta pačia idėja, tai ir Vaidas Lekstutis ir Vygandas Kelleris. Neikit ir nebalsuokit, sakant. Labai daug, iš tikrųjų daug žmonių tokių, kurie sako, neikit ir nebalsuokit. Tikrai, matai, čia kažkas, čia Landsbergį turbūt labai visi žmonės lauso ir neina ir nebalsuoja. Landsbergis pasakė žodį šventas yra, ne Landsbergio žodis. Tu teisingai sakai, šventą žodį pasakė Landsbergis ir visi vykdo pilnai tą. Jeigu būt apie 60, kaip aš sakiau, jeigu būt, aš kažkaip balau, kad kokios 60 ateis, bet gaila netėjau, jeigu būt 60 atėjo, tikrai būtume apie 5% per jį. Nes dabar 45% yra pasidalinę balsai. Žaliesim ir dar kas, kaip sudirbus sistemą normaliai, tai aš žinai, žiūriu į Landsberginius ir aš neatsižaliu kaip profesionalai, ko norėti iš profesionalų, tai profesionalai. Sudirbu gražiausiai. Pagrindas paskutiniai debatai, ten vieni iš paskutiniųjų susikvieti visas tas pirmaujančias partijas, neduoda Eduardui prie pirmaujančių, jie visi atstumti yra, visa šita pusė yra atstumti, pusė yra pirmaujančių. Ir tiesiai šviesiai pasakė, neatiduokit balsų, tu matai, aš atidaviau balsą, tu atidavai balsą, niekam, nuėjo tas balsas į nieką, supranti, būtume už konservatorius balsavę, jie būtų pirmą vietą paėmė, o dabar mes atidavėm į nieką, mes nusikdėjėliai tokį biskį, bet ką padarysi, žinai, toks gyvenimas. Tai tu gimėjai nuodėmį. Teisingai. Tu katalikai. Tai aš gimiau nuodėmį. Jūs visi nuodėmį gimstas. Tu irgi nuodėmį, tu nežinai tik tai, o aš tai žinau. Visi nuodėmį. Ir jeigu būt apie 60%, nes paskui 45% jau jie yra pasirinkę žmonės. Už ką balsuos ir aš tikrai, pavyzdžiui, pas save kaime, aš tikrai galvoju, kad daugiau balsuos, nes pagal žmonių nuotaikas, daug žinojų, daug sako palaikysim, bet tas paskutiniai, tie turbūt tos, kad nebalsuokit, neišmeskit balsų į nieką, daug turbūt balsų perėjo Žemaitaičio, atsiprašau, į tą Žemaitaičių partiją. O kaip sukūrė legendą konservatoriai? Jie Žemaitaičiui davė viską, teleeterį, viską, kad tik surinktų protestuotojų tikruosius, kad paimtų opozicija tikra, o jį pasakė antisemitas. Ir su juo negalima niekam jungtis. Čia profesionaliai, jie kaip ir laimėjo tą trečią vietą, bet jie niekam nereikalingi, juos meta iš visur, žinai. Ir negalima su jais susijungti, nes jie apšmeižti, antisemitas tenai. Ir pasirodo, aš paskui Žemaitaičių po rinkimų paklausiau, žinai, tai ten profesionaliai, jis ten į Ameriką buvo svarstytas kaip baisiausias antisemitas, ten tuose kongresuose. Jie tokie, žinai, ten ką nors pasako, kokį sakinį, ten Žemaitaitis, antisemitas ten pasakė ir užtenka, ten nieko. Tai žmonėm patinka, tas kalbas pasakė, kaip žiūrėk, Vaidas Lekstutis ar Kelleris pasakė, supranti, nesvarbu, kad ten pasakė visiškai, totalus melas, nesąmonės visiškai. Ir tiek supranti, žmonės supranti. Ir visiškai net nepagalvoji, kad gali būti kitaip. Taip, ten tiek profesionalai jau tiek metų dirbi. O Lekstutis su Kelleriu, tai grinai tą patį taktiką varo, supranti. Tai aš dabar būčiau nepabandęs, būčiau nematęs. Ir supranti, kur gyvenau, tai toks miestelis yra. Ir koks palaikyms mes Vygandai už tai balsuosim, viskas tvarkoj. Tai aš čia sakau, blemma, kiek aš čia tų balsų gausiu, žinai, kad nebūtinai aš, bet už Vaitkų, čia visi vos ne kas antras už mane balsuos. Ir įspėkit, kiek gavau. Lygiai 5. Tai 5 numeris pasako. Teisingai. Ir 4, net žinau, kas pabalsavo už mane, 4 žmonės. O kaip tu ištyrei?
Nu, tai sūnus už mane balsavo. Savi. Nu jo, savi ten, nu, žinau, draugas jiems artimas ir dar kits draugas su žmona, žinai. 4 žinau, o 5 jau kokia 20 žmonių sutikau, kuris irgi savo, ką balsavo. Bet meluoja į akis. Aš už tave balsavau, sako. O gal nemeluoji, gal kaip tik tie biuleteniai dinga, kur už tave balsavo? Nedingu, nieks ten. Nu kaip nedinga? Ne. Tai pasižiūrėk, rinkimų stebėtojų gildija, kokia informacija, ar tu nežiūri? Ne, aš ten nieks nedingu, ten viskas. Vienas tas iš mano draugų yra net draugas skaičiuoti tuos balsą. Nieks Nu, vienur dinga, kitur nedinga. Tai nereiškia, kad nedinga. Daug, kas liečia užsienio ambasadas, kur balsuoja. Iš ankstinis balsavimas. Sutinku. Tai 100%, kad ten yra totalus klastojimas. Ten yra to klastojimo, bet ten, supranti, kaip čia pasakyti, nereik, mes rinkimus pralaimėjom prieš jau mes buvom pasmerkti vien šituo dalyku. Atsimeni, pavyzdžiui, dabar irgi daug kas patarinėja, kad Eduardas negerą pasirinko miestą, galėjai į Visaginą važiuoti. Atsimeni, aš tai irgi tu turbūt neatsimeni, per televiziją buvo net koks mėnesis lygi rinkimų likę, pats prezidentas važiavo į Šalčininkus tuos ir pats davė nurodymus, kaip tai reikia balsuoti. Teisingai reikia balsuoti, tu tai negali neteisingai. Jeigu būtų Visagine įsėjęs, būtų Visagine nuvažiavę, būtų davę. Tai tu taip įsivaizduoji, tas nuvažiavo ten žodis jau šventas. Tai tu supranti, netikiu taip. Pinigai valdo, tu ten atvažiavo, tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, įmonės direktorius ateina ir prezidentui, ten kiti, tai ten garbėjai jam ranką paspaustų, supranti, jis atėjo, visiems paspaudė, davė nurodymus. Čia paprasta paveikti, pažadėk, tu gausi užsakymą, tu gausi tą, tu ten kelius mes patarysim, daką. Čia paprastas dalykas ir teisingai pasakė, reikia teisingai nubalsuoti. Čia labai paprasta, čia jo su darbuotojai, Bet manai, kai aš buvau irgi Visaginė, suprantate, tai tenai su žmonėms šnekėjom, tai labai irgi už Eduardą, palaikė Eduardą. Tuo laiku, tai... Jo, matai, kaip čia buvo viskas gerai, patirties trūkumas, viskas buvo gerai sudaryta, jis čia, Gerai, jeigu taip šnekė, tai vis tiek. Daug kur blogai buvo. Blogai buvo, kad sąrašas tik tai toks mažas. Reikėjo... Ne, tai aš nešneku apie... Aš tik šneku, kas gerai. Kas gerai. Nu gerai, tai... Ne, kaip supranti, tenai ir tas sąrašas, bet tai ką padarysi dėl to sąrašas? Nes nuo kiekvieno žmogaus priklauso irgi rinkėjų tas skaičius. Aš visada sakiau, kad reikėjo sąrašą sudaryti, reikėjo iš pačių aktyviausių žmonių. Mūsų sąrašas buvo sudarytas iš visiškai nežinomų žmonių, tai yra irgi teisybė. Daugumoje. Tai teisybė, bet iš kur jų gausi tų žmonių? Nelikę žmonių ir aš matau, nelikę visiškai sveikų mąstymų žmonių faktiškai nelikę. Visi suėję į tas partijas, žinai, visi daug maž suėję. Tu supranti, kaip Anasik Laurynu žiūrėjau irgi laidą, jis ten antrą turą komentavo. Aš net parašiau Laurynai, sakau, būk sąžiningas, Laurynai, negazdyk tų žmonių. Jie jau taip bijo. Jo, taip bijo ir jis sako, antras turas atėjo mažai ir jau mažiau atėjo negu pirmas turas ir jis, sakau, Laurynai, pričiom tas antras turas ir pričiom pirmas. Čia visiškai tu apie skirtingus dalykus šneki, nes jis antram turė, sako, atėjo mažiau žmonių, ir vis tiek neišrinkų konservatorių. Jis tokia turėjo mintį, žinai. Nes kur, žinai, tai konservatoriai, jie turi ribotą skaičių. Jis turi ribotą skaičių ir tiek visą laiką ateina. Jis daugiau nėra iš kur ateina. Jeigu 10 žmonių, tai visi kiti balsavo, jeigu jau jis pirmam turė nebalsavo, jis turi... Aš, žinai, kada tą pastebėjau? Kaip praeitais buvo rinkimai į prezidentę, kaip Nausėda buvo su Šimonyte. Ir aš galvojau, blema, tai tikrai pirmas iki jau, aš visą laiką einu, bet aš supranti, jau sakau, blema, kad tik ta Šimonytė, nes ten, kai buvo po pirmų turų, tai labai nedidelis rezultatas, nedidelis skirtumas.
Tai sakau, blema, kad tą tik neišrinktų jau. Ir akurat, kaip po pirmų turų tiek gavo ir po antrų. Nieko nepadaugėjo. Jie turi ribotą skaičių. Kuo daugiau ateina, tuo jie procentaliai mažiau gauna. Viskas. Jie turi ribotą skaičių, nei daugiau, nei mažiau. Viskas. Ir jie dėl to pasidarė tą rinkimų, kad po pirmo etapų, bet jie nepasinaudojo. Po pirmo etapo 20%, kad surenka žmonių ir gali įsikį į antrą turą perėti. Jie čia pasidarė dėl savęs. Bet jiem nepasiteisino. Per daug žmonių atėjo rinkimus. 2%, žinai. Tai va. Ką dar gerą pasakysi? Kaip taip nuotaikas viskas? Geros nuotaikos? Geras. Kaip derlius rudens? Gerai viskas. Derlių įmiau vasarą. Vasarą įmiau. Tai va. Tai geriau, gal taip aš nekam ką nors apie tuos, vat, kokį tau įspūdžiai. Buvau aš tai buvau sutikime, tada nebuvai tam, žinai, ten Vilniui su partija. Tai, ką ten, fainai ten pabuvom, žinai, per Tele3 parodė. Mačiau. Matei? Jo, man kaip pasakė, aš pasižiūrėjau YouTube kanalį. Man matai taip, kažkaip, žinai. Tai visiškai žvaigždė tapai. Ne tai, kad žvaigždė. Dievas visą laiką įdomiai jis daro, žinai, mane parodė tuos pagrindę užrašus, ženklus, žinai, gal tas toks tikėjimo liudijimas, man daugiau tas aktualu buvo, žinai. Evangelija Eduardas vieną skleidžia, o aš kitą, žinai, man tas aktualiau. Skirtingas jūs skleidžiat, aš galvoju. Daugmaž tas pačias, žinai. Daugmaž tas pačias, žinai, tiesa. Tai va, bet tiesa daugam nepatinka. Ne, biskį da per anksti. Ar mėgs žmonės tiesą girdėti? Jiem labiau patink melas. Jo. Todėl tokie, supranti, melą propagandą, kur varo, jie tokie yra ir populiarūs, ne? Gal. Ir irgi daug ko papašneku, žinai, su žmonėm, tai sako, su tais rusais, vis tais rusais gazina. Jis labai gerai įmeti tą rusų gazina, sakau, tai tu dabar su kaimynu, tai supras, sakau, tai su kaimynu. Tai kinus propagandinius vakar kažkaip žmonės įjungė. Ką tokius? Propagandinius kinus rodo netgi, kokie blogi rusai. Per televizorių net. Irgi. Kinai sako. Jo, tai kokie negeri rusai tenai, kaip tremti vežia, kaip ten viskas. Kaip baisiai su žmonėm elgės. Tai tas tremti, žinai, tas tremti. Tai bet pastovi kursta, supranti, kad tu nekestum tų rusų daro, supranti, tokia eina metodika, kad daro visus vaikus mokykloje mokina irgi kokie blogi rusai. Kad prieš rusus visus nustatinėti, supranti. Ne, tai ten yra ideologijos skirtingos ir niekaip tos rusus neina paimti. Jie norėtų juos apvogti, išgraubstyti viską, bet niekaip jie nepasiduoda ir kadangi juos neina įveikti, reikia, kaip kitaip įveiksi stipresnį už save. Dergti. Tik tai tiek valiuoja, taip įdaro, žinau. Tai aš irgi pakankamai stiprus, mane kaip dergti, kai kurie veikėjai. Aš irgi, kaip jau esu tą sakęs, kiek šovė, nenušovė, mane tai kiek dergė, niekaip dergi visai, niekaip neišein, supranti. Jau ir pasakiau čia, iš tų feikinių profilių rašiniai tavęs pasigelbė, sako, kur tas Vygans dinga gelbėtojas, sako, gelbėja iki rinkimų tą Lietuvą, sako, kur dabar nebereikia gelbėti, sako. Nieko, reikia tik įdomu, žinai, taip, sakiau, aš pažadėjau vis tą kanalą susikurčiau, tai reiks, matau, susikurti, reiks kažkaip pradėti pabiskį daryti, šviesto žmonės, žinai, kad... Jo, tai šviesto, o ne tie, kur melo propaganda irgi skleidžia visokia, tai Iš dalies tiesas skleidžia dalį tiesos, bet labai sumaišo. Tai viską išverčia, atvirkščiai atrodo viskas, supranti. Šneka tiesa ir į vieną laidą kokią padaro kokią nesąmonę, žinai, tai tokias biskį blemą, žinai, kažkaip reikia, tokį gėrį gal daugiau, žinai, kai kažką apdergi, dar kažką, tai yra, geriau žiūri žmonės, mes ir čia pastebim, jeigu biskį padergiam ką nors, tai... Tai ką jau čia dergiam, ne, tai te ką nors, žinai, biskį, bet niekai nedergiam. Tu kaip tik gražiai šnekėjai, ten kai daug peržiūrų buvo, iš karto fūkai, ko, ką. Tai ten save, įdomu, žinai, žmonėm, kai save liūdini, žinai.
Aš tai, kai tas įsakau, stebiuos, kokią techniką konservatoriai dirba. Profesionalai, nereikia. Tiek metų mulkin visą tautą, tai ką tu nori. Ir dabar iš visų čia tokį įsirinkom, čia kažkokį net suprast. Tai realiai, jeigu dabar, tarkim, išsirinkom, aš tai nepripažįstu tų rinkimų, tu gali pripažinti, tai tarkim, išsirinkom mane. Tai pagal tai, ką išsirinkom, tai turėtų tą valdančioji koaliciją susidaryti, tai Žemaitaitis ir socialdemokratai. Tikrai ne kažkokie skverneliai, ne kažkokie liberalai, kur turėtų susidaryti. Bet žiūrėk, kas darosi iš visą, ne? Tai aš tau sakau, o čia... Tai dar rinkimai nebuvo pasibaigę, supranti, jau tas skvernelis jau derina reikalus su socialdemokratais. Supranti. Čia žiauru dabar, kai paklausai tų Žemaitaičių, tai čia šitas Vaidas galės džiaugtis, po 4 metų tikrai konservatoriai valdys normalius. Jeigu nebus jokių... Bet, tu sakai, valdys. Esmė tai yra tai, kad jie tarnautojai. Jie yra tarnautojai. Taip. Tai yra, mes esame jų darbdaviai ir jie yra tarnautojai. Dabar nesvarbu, koks tas Seimas bus, ar jeigu bus tie rinkimai pripažinti, ne? Jie bus pripažinti. Tai tas Seimas koks bus, tai aš reikalausiu, kad būtų vykdoms teisingumas. Reikalausiu griežtai, reikalausiu. Visur kreipsiuos vėl par naują, nes naujas Seimas, prezidentas tas pats tenai, bet vis tiek, kažkoks laiks praeis ir aš pradėsiu tą darbą. Nes jeigu jie man tarnauja, reiškia, jie turi daryti viską, kad tas nekalti žmonės kalėjime nesėdėtų, kad nebūtų fabrikuojamas bylas tenai iš baltai siūlai susiūtas visokias tenai, iš nieko žmonės teisiami, jokių nusikaltimų nepadarė. Valstybė turi būti teisinė, teisinga, kaip sakau, ir ergonomiška gyventi žmonėms. Ir mes to reikalausim, savo tų tarnautojų, kurie mums turi tarnauti, valdžios įstaigas tarnauja žmonėms. Tai mes esam žmonės ir jūs esat mūsų tarnai. Ir mes reikalausim, kad jūs tarnautumėt. Niekur jūs nesidėsit. Tai tu reikalausi? Nereikalausi aš ne. Bala nematė. Tai nemoku aš reikalausiu, nelabai. Aš daugiau Dievu pasitikiu, tai man aš iš Dievo... Bet žiūrėk, 34 metai tas Dievas, kaip ten pasitikėjai, viskas gerai čia. 34 metai mūsų valstybė naikina. Toj srity nelabai gerai. Ne, tai negi... Ai, čia kaip iš kurios pusės pažiūrėsi, žinai, gal man tai čia, žinai, aš... Naikinama tai taip, žinai, bet... Tai pagrindinis esminis dalykas, tai žiūrėk. Nėra teisėsaugos. Jeigu būtų teisėsauga, nusikaltimai prieš valstybę, valstybės vardu nebūtų vykdomi. Nebūtų vykdomi visokie nusikaltimai. Nes žiūrėk, kiek tų aferistinių visokių sutarčių padaryta, kiek viskas. Dabar nori atjungti, kad iš vis jokių galimybių nebebūtų iš Baltarusijos elektrą pirkti. Nori uždaryti kelią, kad viskas mums grinai, kad neturėtumėm pigių kažkokių šaltinių, kad pigiai gauti kažko. Tai mūsų viskas jie daro, kad kuo labiau mumis užgniauš, kuo labiau mumis naikinti. Ir, protingi žmonės tai tą turėtų suprasti. Tai neaišku, jie čia tik vaidina, ar čia iš tikrųjų te uždarys? Ne, tai iš tikrųjų, tai kaip atominė elektrinė uždarė, taip ir čia viską daro, supranti. Taigi, esmė yra ta, kad valstybei stipriai kenkiama yra daroma, čia grinai vykdoma antivalstybinė veikla, vykdomi nusikaltimai prieš valstybę. Ir tie, kurie vykdo nusikaltimus prieš valstybę, jie būn vyriausybėje, prezidentūroje, nesupranti. O kalėjimuose tuo tarpu sėdžiu, jokių nusikaltimų nepadarė žmonės. Turiu omeny Algirdas Paleckis. Kapitalizmas čia yra, žinai. Kapitalizmas, aišku, esu giliai įsitikinęs, kad kapitalizmas yra didžiausias žmonijos priešas. Čia yra toks mano įsitikinimas, aš turiu teisę tokį įsitikinimą turėti. O tu tam pritarė, ne? Jo, tas kapitalizmas, iš tikrųjų visos ideologijos yra gerai, žmogus iškreipia. Pavyzdžiui, krikščionybė irgi iškreipia.
visur yra iškreipta. Ir visur, kol žmogus, jeigu tu tarnautum kitam žmogui, viskas būtų tvarko, bet tu pradedant tarnaut, išsikreipi, tu tarnaut, žinai. Tai va, būtų mums išrinkę, mes būtumėm buvę tarnautojai, įsivaizduoji. Būtume priversti buvę tarnauti. O dabar mes nesam tarnautojai, mums dėl to yra geriau. Tai tas tai jau. Nes čia dabar sudėtinga situacija, žinai, iš tikrųjų bus šitiem sudirbs konservatoriai, juos visiškai suvarys. O ta situacija dar iš visų sunki, plus prisiskolinau per šitos metus, čia tuos 4 tiek, kad čia, čia skola. Kai kas pasakytų totaliai žo. Ir viskas dėl to ir gerėja, čia ta ekonomika viskas. Lyg tai gerėja, kai pasiskolini pinigų, jeigu aš skolyčiaus, tai man irgi viskas gerai. Tik kas iš tų iš to skolytų galėti davinėti. Tai va viskas ir daroma, kad mūsų valstybė būtų kuo labiau praskolinta, kad jinai neužsidirbtų pinigų. Tai va, tai va tie tranzitai, tie visi, va, kur kalbėjom, supranti, va, ta visa, va. Bet iš vienos dalies irgi aš taip galvoju, žinai, kol duoda gal rimti, reiks praskolyt, o paskui jau kai girius, tai tu, man atrodo, kad čia tas skolas. Tai žiūrėk, kai Islandija, aišku, kokios čia gal būt skolas spalvoti popierėlį. Popierėlis paspausytas, žinai. Čia tas pats, kad beždžioniai pasiūlyk, ne, bananai pasiūlyk ten popierį, popierėlį spalvotą. Tai ką beždžioniai jiems? Bananai jiems. Čia taip tikrus dalykus, o tas spalvotas popierėlis, tai durinimui skirti viskas. Pabiski keisis turbūt tas pasaulis ir viskas savaime. Turbūt darys dabar mums liepta lot kaip šunim, lojam. Valdžiai turiu minį, ne mums. Mes priešinami, tai va. Tai gal tam kartui dabar po ilgos tos pertraukas ir užteks, tai taip ir pabaigimai. Ačiū visiems, kurie... Dėkui dar kartą, kurie balsaut, kurie palaikėt, kurie nebijojot. Ir mes nugalėsim vis tiek kada nors. Tai va. Gerai, dėkui jums. Laimingai sudėjom.